Lietuvą japoniškos grožio kultūros yra įvežusi Beža ir iš tiesų jie yra atsirinkę labai kokybiškus prekės ženklus, labai kokybiškus produktus, kurie yra iš Japonijos ir kurie leidžia ir mums, lietuviams moterims, šiek tiek prisiliesti ir tapti dalimi japoniškos grožio kultūros. Komanda man pasiūlė pasibandyti jų bestsellerius ir vieną iš jų perliuką tikrai pasidalinsiu, nes man labai patiko. Bet pirmiausia, noriu papasakoti ir priminti apie tai, kas man jau labai pasiteisino ir labai patiko. Tai serumas būtent antakių ir blakstienų augimui. Daugelis sako, pas tave tokie vešli, daug blakstienų, lengva tau kalbėti. Bet negalvokite, kad aš niekada neįdėjau įdirbio ir net ir paauglystėj ir dabar nuolatos panaudoju kažkokias stiprinančias priemonės, kad tiek paskatinti jų augimą, tiek juos pastiprinti. Ir dažniausiai tie produktai, jie užtrunka laiko, kol supranti, ar yra efektingi ar ne. Bet apie šį serumą labai jums noriu priminti. Praeitą kartą jau jį rodžiau. Ir labiausiai nustebusi buvau jo greičiu ir efektyvumu, kaip staigiai pamačiau rezultatą. Ir iš tiesų dabar aš jį naudoju vakarais kiekvieną vakarą, turbūt mėnesis laiko. Ir matau, kaip užsipildė mano, čia trūko vieno antakių lopinėlio plaukelių, tai jau matau, kaip gražiai užsipildė ta vieta ir blakstienos taip pat labai taip patankėjo ir sustiprėjo. Tai tikrai nuostabus produktas tom, kas nori atsiauginti antakius ir blakstienas. Išduosiu, kad dažnai blakstienų nedažau, nes po tušo valymo mano oda labai paraudonuoja ir sujautrėja. Bežo komanda sakė, kad šis valiklis yra unikalus produktas, kurį privalau išbandyti ir kaip matote, likau lengvam šoke. Vandeniui atsparus makiažas nusivalė vienu brūkštelėjimu ir oda absoliučiai nesujautrėjo, atvirkščiai liko minkšta ir švelni.